Nu tai labas, paskutinė vlogmas diena. Visus su šventėm, gražių kūčių, smagių kalėdų su savo artimaisiais. Mes dabar pasidarėm kavytės, pavedžiau savo šunelius. Mano mažoji yra namie, nes šiandien, kaip minėjau, važiavo į tą savo tokį egzaminą. Jai sakė, nelabai patiko, nes jai kažkas išrišo vieną kasytę išpynę. Sakau, tai gal to užkliuvo kažkur, ne, sako, turbūt kažkas išpynė. Tai reikės ten tą kasytę man perpinti. Pas mus šiandien tokio labai wow plano nėra, todėl kad, sakau, mano mažoji namie, kita didžioji mokykloje, egzaminai, tie kontroliniai, vyras dirba, tai vakare po to vyras ten nuvažiuos parduotuvę, nupirks dar maisto, ko trūksta, pasidarysim, nes kūčios man nėra apie kažkokį ten labai didžiulį balių, tai rytoj ten bus jau kažkas tokio svarbiau, kad ir pyragą išsikepsim ir pasidarysim tą mandriau valgyti, nes atvažiuos mano draugė tikriausiai, jeigu ten nieks nepasikeis. Tai tiesiog šiandien tokia kaip ir paprasta diena, bet ir faina tokia. Nors sakau, nėra taip labai lengva pajusti tokią kalėdų dvasią, kai ir nieks čia nešvenčia, mokyklos yra. Galvoju, gal dabar įsijungiu kokį man kalėdinį filmą pačiai, susikurta tokia labiau nuotaika, bet sakau, gal ne, nes atrodo toks truputį nesąžininga man gal prieš savo vaikus, tiksliau prieš vyresnę dukrą, kuri dabar realiai mokykloje sėdi. O rytoj aš ją pasimsiu po kontrolinio anksčiau, kad truputį anksčiau tas kalėdas galėtų vaikas švęsti. Tai va, jums gražių švenčių. Tikiuosi, aš labai neatsibodu jums su savo tais vlogmas kiekvieną dieną. Netgi pačiai dabar bus keista, kad kiekvieną dieną kažko nefilmuoju. Ir dabar net nežinau, ką po to reikės filmuoti, kad tiek jau visko prifilmau 24 dienas iš eilės. Tai čia, wow. Iš tikrųjų, faina, kad nepasidavo, nes buvo momentų, kai galvojau, gal nebefilmuot, kad nėra čia labai kažko ko papasakot, bet po to, kai nufilmau ir įkėliau, tai labai džiaugiuosi, kad sakau, okei, šiandien gali būti ir trumpesnis vlogas. Tai turbūt ir šiandien jis bus toks trumpesnis, nes sakau, labai čia kažko neveikiu. Vėliau, kai jau, sakau, šeimyna grįš namo, tada jau mes pasidarysim valgyti, bet ir, kaip minėjau, labai kažko wow nesidarysim, nes mano kūčios ir tai nėra apie tai. Ir ta prasme, nes noriu prisigaminti tiek, kad niekas nesuvalgys, nes vis tiek mūsų mažai ir mano vaikai tokia nevalgo ten tokių labai mandrų dalykų daug. Tai vat. O aš dabar eisiu savo mezginį pratęsti ir jums parodysiu po to, kiek aš numezgiau. Jūs vedukų apsauginė, sveiki gyvi, 26 kelionės diena. Ir dar įdomu, kaip bus rytoj mano mažoji, palaukit, man čia reikia sustabdyti Samoškos video. Mano mažoji užsiprašė, oi Samoška, gali biškai palauk, leis man pakalbėti. Mano mažoji užsiprašė kalėdų senelio 3 dalykų, tokių labai paprastų. Arba karavanas, ne žaislinis, o tikras karavanas. Reikia tave, jogi palauk, atsekti pavadėlį. Užsiprašė arba karavano, arba iPhone'o. Todėl, kad jinai mėgsta nueit su draugiam čia į kiemą pasivaikščioti, tai kad mes žinotume, kur jinai yra ir panašiai. Arba žiurkėno. Ir aš jai bandau aiškinti, kad senelis Šaltis neperka tokių brangių dalykų kaip telefonai. Arba užsiprašė, tada sako, aš noriu to protingo laikrodžio ant rankos, kur ten galima skambinti. Bet mes jau esam dovanas nupirkę ir dabar nebesinori pirkti laikrodžio, nes jis irgi labai daug kainuoja ir tą tokį vėliau noris nupirkti, nes dabar dar nelabai reikia jai jo tikrai. Arba sako žiurkėno. Ir aš jai aiškinu, sakau, senelis Šaltis žiurkėno irgi net nes, todėl kad žino senelis Šaltis, kad pas mus yra 2 šunys, 2 katės ir bekiogi. Ir sakau, mūsų Maksas yra tas medžioklinis šuo, tai jisai išprotėtų turbūt, kad namie gyvena toks žiurkiukas, kad tai to labiau, tai nežinau rytoj, nes man sako, mama, aš rytoj irgi galiu neiti į mokyklą, nes, bet sakau, sesė eis į mokyklą, tik po pieto aš ją pasimsiu po egzamino. Sako, bet aš nenoriu eiti, sakau, tai koks skirtumas, sakau, vakare vis tiek mes švęsim, ne nuo ryto, kadangi sesės nėra, baba dirba, tėtis dirba. Sako, tai aš žaisiu, sakau, su kuo? Sako, tai su žiurkėnu, sakau, turbūt žiurkėnu tau net neš senelis Šaltis. Gerai, tai žaisiu su savo telefonu. Sakau, bet neperka senelis Šaltis tokių brangių dovanų vaikams, neperka tiek daug, sakau, žaislų senelis Šaltis neša.
Tai aš galvoju, vaikui rytoj bus turbūt nusivylimas senelio šalčio pajėgumais. Nes jos, kai čia rašė laiškus ir sako mažoji sesiai savo, sako, Olivija, tu rašyk viską, belia ką nori, tą rašyk, senelis šaltis padarys, viską rašyk. Tai nežinau, nes mažoji mano tokia dar įrinki mažesnė, tai vaikas labai tikisi tų dalykų, o mano didžioji jau ir žino, aš jau minėjau, kad mano didžioji buvo paguglinus, ar senelis šaltis tikras ir pamatė realybę. Ir dabar taip, kaip pasakyti, jinai supranta, matau, kad netikras, bet nori galvoti, kad yra. Nes aš, kadangi ten, kur parašė tą laiškelį, kažkur kitur padėjo ir aš nerandu to laiškelio, čia prieš porą dienų, tiksliau anksčiau. Ir sakau, Oliviukai, ką ten tu buvai parašius, sakau, senelių šalčio arčiau gal kažkur padėk. Sako, mama, ten aš tokių žaisliukų norėjau. Ir sako, jeigu tu nerasi, tai yra, jeigu senelis šaltis, tu neras, tai kitokių, tokia jau. Supranta, kad čia mama ir panašiai. Bet tą savo sesę vis dar saugo, nesako sesiai, kas yra faina iš šios pusės, kad vaikas taip supratingai nenori sesiai gadinti švenčių. Tai nežinau rytoj, kaip ten bus tom kalėdom. Man įdomu, kaip jūs dovanas perkat vaikams. Aš, pavyzdžiui, žiūrėjau dabar vakar ten keletą sekamų tokių influencerių, pusiau influencerių, kur ten jų dovanas pakuoja ten maišais vaikams, ta prasme. Nežinau, mes niekada taip nedarėm, kad daug tų dovanų, labai daug. Ta prasme, tie vaikai, ką ten prirašo sąrašą, tai mes išsirenkam tai, kas yra protingiausia, kas vaikam labiausiai patiktų, nes ten būna dažnai tokie ir panašus dalykai, pasikartojantis. Ir aš pati jau pastebėjau iš to kalendoriaus, ta prasme, nelabai jos ant tų dalykų naudoja, tai aš realiai, pavyzdžiui, po to pati panaudoju, tarkim, tos dekoracijos, čia ten elniukai, tenais yra elniukai. Tai žodžiu, man šiaip tai buvo įdomu pažiūrėti, kiek kiti žmonės perka tų dalykų. Nes mes taip niekada nedarėm tų kalėdų, nežinau, aš taip ir Lietuvoje užaugau, kad tu ten gauni nuo mamos, nuo senelio šalčio, ten dovanų, ten tarkim, ten daugiau tų dovanų būna, nes ir nuo močiutės turbūt ten būdavo, žodžiu, tas toks miksas, bet mes, kadangi čia realiai esam vieni, yra ir dovanų, kur nuo močiutės, kur ta prasme močiutė atsiunčia pinigų vaikams, tai, bet mes dedam viską kartu nuo senelio šalčio, bet tai nebūna ten, kad 5 dovanas, niekada taip mes nedarydavom. Realiai kažko tokio, kas joms patinka. Anais metais iš vis atsimenu, mes pirkom tą, ką labai jos norėjo, ten buvo, toks žaislas labai keistas, nebeatsimenu kaip vadinasi, ten žodžiu narvelį triušis ir mielas tas šiaip triušis, ir jis ten po kažkiek laiko kūdikiai gimsta, tokie 3 triušiukai iškrenta ir jis kainavo žiauriai daug, lyrom daugais eurais, mano irgi labai brangus žaislas ir didelis. Tai ką, dabar tie žaislai stovi ant spintos, niekam neįdomu, dėl to aš ir stengiamės labai adekvačiai tos žaislus pirkti, nes, Maksai, prausiesi, nes mes savo vaikus patys žinom, kad jie su tai žaislais daug nežaidžia, tai geriau stengiamės nupirkti kažkokį tą žaislą, kurio nori, arba išsirinkti tokį adekvačiausią, nes, pavyzdžiui, šiais metais tai tikrai ne tai, kad gailėjaus, bet atrodo, galėjom kažką ir pigiau nupirkti, nes tas žaislas buvo labai, labai populiarus tuo metu. Visur jis ten ir mokyklos su draugai atsineždavo iš tų žaislų kažką, ir ten visur būdavo video, visur jis labai reklamuojamas, nes ten naujas gal buvo išleistas anais metais. Ir po to man jau buvo realiai gaila, nes žiauriai daug, nes 2 vaikams vienodi tokie žaislai, man atrodo, mes mokėjom apie 9 000 lyrų už tuos žaislus, tai čia yra kiek, aš jums toj pasakysiu, kiek gali būti. Netoli 200 už 2 vaikams, tai čia daug, 9 000 lyrų yra žiauriai daug ant žaislų, ta prasme, kurie yra šiaip žaislai, o ne kažkas tenais. Wow. Ir po to mes jau sakėm, tokių nesąmonę nebepirksim, nes realiai po mėnesio jau nebelabai įdomu buvo, mes turėdavom priminti, kad tas žaislas yra, kad jūsų pasilgo. Tai dabar išsirinkom iš to sąrašo tokius fainiausius žaislus ir ypač aš manau, kai mano didžioji suprato, kad senelis šaltis suprato, ką suprato apie senelį šaltį. Nenoriu labai čia garsiai kalbėti, nes gal yra mamų, kurios su vaikais, tarkim, žiūri arba vaikai išgirs gali.
Tai ir mano mažoji, taip jau didžioji pradėjo jau taip nedaryti tokių crazy idėjų, sakau, ten paprašyti tokių žaisliukų, kur jinai tą kolekciją tų žaisliukų turi. Nu, tai mes tokius išsirinkom, kur nebūtų visiškai atskiri žaislai nuo to, ko jos turi. Kad būtų, tarkim, nes mano vaikai mėgsta kolekcionuoti panašių žaisliukų, turi tokių kolekcijų iš tos serijos. Tai va į tą pusę pirkom, tam, kad jos turėtų, kaip jos apjungtame žaidime, kaip jos žaidžia, ten, tarkim, su gyvūnai žaidžia, ar ten mano didžioji mėgsta poniam plaukus pinti ir panašiai. Tai taip sakant, nesitaškom ant tų žaislų, gal ir vaikai jau paaugę yra realiai, nors, nežinau, tiesiog buvo įdomu pažiūrėti, kaip kiti perka. Nes kaip pagalvoju, ta prasme, atrodo, tos šventės ateina, bet jos taip pat ir praeina ir po to būna sausio gale mano vyro gimtadienis, jau kita šventė, po to vasarį mano gimtadienis, kita šventė ir mes per savo gimtadienius visą laiką vaikams dovanų perkam. Mes turim tokią keistą tradiciją, kad tiesiog, tarkim, aš gaunu kažkokią dovaną nuo vyro, tai mano vyras kažkokias smulkmenas ir vaikams nuperka. Arba aš vyrui dovanoju ir vaikams kažką nuperku. Mes tai padarom ir per vaikų gimtadienis. Nežinau, čia ar daug kas taip daro, bet mes kažkaip nuo gimimo, kai gimė mažoji, visą laiką per kiekvienos dukros gimtadienį ir kitam vaikui nuperkam. Kad nebūtų gal ne tai, kad gal kitiem gali atrodyti, kad čia atimė iš to gimtadienio vaiko jo šventę, bet nėra tas, nes net neperkam nieko tokių pačių žaislų, kažką mažesnio gal kitam vaikui arba panašiai, labiau tas, kas patinka. Bet kad nebūtų liūdna, nes mes nekartą esame ir darę, kad per vaiko gimtadienį, nes mano, pavyzdžiui, vaikai turi ten tokių geriausių draugų, bet nėra jų labai daug. Tai būdavo, tarkim, mano didžiosios draugės atvarydavo kaimynę į svečius, tai aš nupirkdavau ir tam vaikui per gimtadienį kažkokių smulkmenėlių. Tiesiog tokie kaip gimtadienį, tokį pakelį mažą kažkokią smulkmenėlę tiesiog, nes, atrodo, noriu to džiaugsmu dalintis. O ir tiek, nežinau, aš labai nesureikšmindavau, kad čia tik mano vaiko gimtadienis ir reikia tik tam vaikui šitų dovanų pripirkti. Mes gal tokie turbūt ne tai, kad minimalistai tų dovanų, bet, kai pavyzdžiui, aš kai vienintelė realiai ta, kur namus tvarko ir turiu meni tvarko ta prasme, kad visus tos žaislus po to aš rūšiuoju, vyras, nežinau, kieno vyrai rūšiuoja žaislus ir po to viską ten atrenka, ko reikia, ko nereikia. Tai kai tu pasižiūri, kai mes 10 metų vaikus auginam ir kai tu pasižiūri, kiek yra žaislų perteklius realiai ir kiek jų prisikaupia ir tai tikrai nebekyla ranka ten pirkti tų žaislų ir mano vaikam nebėra taip labai įdomu, tie mandriausi, naujausi žaislai. Visą laiką sueina Lego abiems, ypač vyresnėliai, Barbė sueina mažajai ir visokie tokie maži žaisliukai, ten gyvūnėliai ir panašiai. Tai va tiek norėjau pasidalinti čia apie Kalėdas, kaip mes čia ką darom. Gal, kad gyvenčiau Lietuvoje, jeigu būtumės Lietuvoje, aš manau, kitaip būtų. Nes matot, mes neturim čia, nėra to, kad, tarkim, visi švenčia tas Kalėdas ir mano vaikas nueis į mokyklą ir pakalbės su draugė, kas ką gavo ir jausis gal truputį liūdniau, nes gal tas mum yra čia geras dalykas, nes neturi vaikai su kuo pasilyginti, kad čia aš gavau tiek, o mano draugė gavo ten kalnus dovanų, nes mes vieni švenčiam ir nėra čia su kuo pakalbėti vaikam, kad ką gavai dovanų, ką tu gavai, ką atnešė senelis šaltis. Tai gal dėl to, aš manau, gal dėl to gali būti. Jeigu Lietuvoje gyventume, tai aš manau, mes irgi daugiau pirktume, nes ir būtų viso to daugiau, tos nuotaikos daugiau, tų dalykų daugiau ir aišku, ten ir seneliai prineštų, ir tie prineštų. Dabar, kadangi mes vieni patys, tai tiek norėjau pasakyti. Žodžiu, keičiam temą. Aš čia prisartinau. Aš šiandien bandžiau įjungtas lemputės ryte. Beje, užuolaidas užsidėjau. Ir neveikia man tas kištukas. Ir aš pažiūrėjau, kad man čia yra vienas laidelis nutrūkęs. Nežinau, neprisartinau. Va taip, susifokusavo. Kažkur čia kažkaip nutrūko, matyt, kai aš čia ką išaliau, ištraukinėjau vakare. Tai kai vyras vakare grįž, paprašysiu, kad sutvarkytų, nes jis ten moka tos dalykus. Nes ir eglutėje buvo vienas laidas nutrūkęs, tos didžiosios eglės lempučių, tai vyras ten prilitavo, ar čia kaip vadinasi. Tai tikiuosi, kad pavyks tvarkyti, nes man labai gražiai, taip kalėdiškai, šventiškai atrodo tos lemputės, kai vakare uždegtos. Ir dabar aš jums parodysiu, kiek aš čia primesgiau. Tai vakar juokiaus, kad mėgsiu, kol siūlai pasivais, kaip Samoška važiuos, kol mašina suges. Tai vakar biškai pamesgaliojau.
Bet gaila atradau dar labai daug siūlų, tai nežinau, kiek aš čia mėgsiu, nes ir kitas vaikas, patiko mažai, čia tokia idėja šaliko ir didžioji irgi prašo, tik jei mėgščiau platesnį. Tai pažiūrėkim, kiek aš čia ko padariau. Realiai mesgu tokią margumyną, sakau, ne dėl to, kad čia kažkas būtų super gražiai, o dėl to, kad tiesiog smagus hobis. Tai va, mes čia taip vakar tiek numesgiau. Tokį mirgų margo ir, mano mažai patiko toks margumynas, tokia crazy šalikas. Nežinau, ar jinai dėvės, bet realiai ir nelabai svarbu, nes aš sakau, labiau dėl savęs darau, kad man faina, biški rankas pralavint. Ir jau dabar žiūrinėjus, gal vėliau nusipirkti, kai tuos pabaigsiu tokiu normalesniu siūlu, ta prasme, su kažkokia idėja, gal kokią lemenę vaikui mėgstinį. Nes seniau, kai mėgsdavo, man žiauriai patikdavo, tik aš turėdavau bėdą, kad man kartais rankas skaudėdavo. Bet galvoju, tai gali būti susijęs tuo, kad mano vaikai buvo maži ir aš nuolat nešiodavau ir man ten užsispausdavo ten žodžiu, aš ėjau ir pas daktarus, kad sako tau, nes čia nuėjau pas Turkijos daktarę, nes galvoju, gal čia man tas įrėčio tunelio sindromas ar panašiai, ar uždegimas ar panašiai vadinasi. Tai pažiūrėjau, kad ne ir sako, nes aš tuo metu laukiaus, ne, čia vėliau gal buvo, nes žodžiu, kad man rentgeną turėjo daryti, man atrodo, tai gal aš tą laukiaus. Nes man 2 kartus turėjo daryti rentgeną, vieną kartą aš buvau nykstelėjus koją taip labai stipriai ir aš laukiaus Izabelės, tai negalėjau man rentgeno daryti, man su tuo pačiu, ar tam darė, žodžiu, kad nebuvo man to tunelio sindromo ar kažkaip. Ir taip daktaras, ar mano vyras buvo, ir sako, čia yra moterų ligos. Sakau, ką tai reiškia? Dėl to, kad sako, moteris viską daro su rankomis, rūbus gręžia, ten šluoja, nes man būdavo tuo metu taip ta ranka pavargdavo, nes aš nuolat ant kairės rankos nešiodavau dukrą, kad man netgi siurbent kambarius, jeigu išsiurbiu ir po to plaunu, man po to net skaudėdavo ranką riešus nuo laikymo šluotos, taip įtemptai, nes ir mūsų siurblys buvo toks gan sunkus tais laikais, seniau čia skamba gerai, tais laikais, prieš kiek čia metų, prieš kokius 8 metus ar mažiau, gal 6. Tai žodžiu, tai dabar džiaugiuosi, kad neskauda nei pirštų, nei riešo, nieko ir dabar mes galiosiu, o po to žiūrėsiu, ką aš čia sugalvosiu, jeigu nepamėsiu to savo hobio, nes gali būti ir taip, bet neprisirišu. Dabar fainai, tai dabar darau tas, kas patinka. Koks gražus arielis. Wow. Davė man vaikas darbo. Mano vaikas daro squishy žaisliukus, tos tokius spaudinėt minkštus. Tai va, draugiai daro, prikišo iš kito žaislo, kuris jau yra suplyšęs. Šitų dalykų minkštų pūkų, vatos turbūt ir man liepia suklijuoti. Dabar suklijuoktų, kad gudras, aš galvoju, gal geriau susiūt reikėtų tą popierių, bet galvoju, jeigu man suplėšys, po to bus dar daugiau darbo. Taip sakant, va tokia ta realybė su vaiku namie, nes jis čia nelimpa. Jesus Christ. Kaip manot, gera idėja popierių susiūti? Nežinau, ko, bet popieriaus tai nesusiūvus. Nors tokius žaisliukus esu darius, darydavau aš savo vaikam tokius iš veltinio kažkada. Bet tai čia jaučiu susisius, tik svarbu, kad niekas nesuplėšytų po to. Ko tik nepadarysi dėl vaikų. Auč. Ir mano dukra šiandien sako, vyresnėlė, mama sako, kaip liūdna, kad jau 24 dieną, sakau, kodėl liūdna, sako, labai greit atėjo, nes, matyt, vaikas nespėjo pajaust, nes ir mokykla ir panašiai, ir aš kaip minėjau, kadangi mes čia vieni esam, tie tokie švenčiantys, tai nes nėra tos tokios atmosferos kaip Lietuvoje ir vaikui sunku pajust, nes namie mes čia laukiam kalėdų, išeina vaikas į mokyklą, tų kalėdų žiemos nei kvapo, dabar jau po truputį, yra tas, kad naujiems metams ten labiau ruošiasi, bet irgi taip nėra to tokio wow, kaip Europai, tarkim, kaip Lietuvoje. Sakau, dukrai, sakau, pliusas tas, kad pagalvok, va, greit eina metai, tai greit ir vasara ateis. Pažiūrėsim, kad jau tuo ir vasara realiai, nes dažniausiai taip ir būna po žiemos. Visą laiką man po švenčių labai greit ateina mano gimtadienis vasarį,
po vasario jau viskas, jau pavasaris ir žiūri, kiek čia beliko, jau žiūri, kada į Lietuvą skrist vasarą. Tai vat. Nu, mes čia, pavyko mums čia susiūti kažkaip. Žiūrėk, susiūlau, tai tu tik tais neplėščia, gerai. Kodėl čia vat? Nes neprilimpa. Patiko ar nelabai? Patiko, gerai ta. Ir skaitė vaikas. Nu tai ką, mėlyjei, tokios mūsų kūčios. Va, džiaugiuosi, mano vyras pritaisė lemputes. Tai dabar gražiai šviečia. Mes taip kukliai šiandien atšventėm, visą savaitę vaikai prašė suši ir vyras sako, davai gal užsisakom geriau suši, nes jisai žino, kad negalima pieno produktų mėsos valgyti per kūčias, nors mes šiaip nesilaikom labai ten tradiciškai nieko, nes nei mes labai sekam pagal religiją, tiesiog tokia šeimos tradicija. Tai užsisakėm suši, nes jau vis tiek ir to ateis ir draugų, tai reikės labiau paplušėtoje virtuvėje, tai nes norėjau šiandien man labai vargintis. Tai taip jaukiai pasisėdėjom, pasižiūrėjom, įsijungėm Home Alone filmą, kelintą jau kartą šį mėnesį žiūrim. Ir aišku, ten labai mes ilgai nieko negalėjom daryti, nes mano didžiąją, kaip daug kartų minėjau, ir to yra egzaminas, tas kontrolinis, tai vaikas ir mokintis turi tuo pačiu metu. Tai žodžiu, taip sakant, kiek galėjom, tiek stengiamės sukurti tokį šventišką jaukumą savo vaikams. O dabar aš jau atsisveikinsiu. Nežinau, kada dabar sustiksim. Čia aš dabar visą mirgu kaip diskotekai. Nes jau baigęs mano vlogmas 24 dienų video. Žinau, kiti daro ir per kalėdas. Aš per kalėdas jau tikrai nebedarysiu. Nes jau nebesinoriu, manau, užtenka. Aš norėjau, nes mano planas ir buvo iki kūčių. Ta prasme, iki kalėdų 24 dienas darytos video. O dabar sustiksim, nežinau, tikiuosi iki naujų metų dar spėsim kažką čia susukti. Dar žiūriu, čia pas mus tūsas vyksta laukia, aš jums to parodysiu. Nu kogi nešventas, pažiūrėkit čia, kad vyksta veiksmas. Šiaip jeigu nebūtų mano vaikui rytoj kontrolinė, aš galvoju, nueitume, bet dabar aš jau balkoną vėjas šaltas, tai gal ir nereikia. Rytoj nebent. Kai bus draugų atėję, gal visi kartu, nors ir kitą dieną mano vaikui egzaminas, nu tai žodžiu. O jau namai kvepia sausainiais, imbierniais, visi prikepėm 2 kartas, vienus su kakava darėm, kitus originalius. Tai žodžiu bus ir šiandienai, ir rytoj šiaip norėčiau kokį nors tortą išsikepti, nes aš mėgstu kepti, arba anais metais kepiau Sebastiano tortą, tą cheesecake, sūrio tortą. Dažniausiai aš mėgstu kepti, tokia turiu, tiesiog atkalus vieną skanų tortą, dažniausiai aš tokius kepu, kas man ir gerai pasiseka ir žinau, kad skanu visiems bus. Tai morkų tortas su pertepimu, tai žiūrėsiu rytoj, kiek aš spėsiu, nes rytoj irgi tokia diena iššūdnis, nu ta prasme, rytoj realiai įprastas ketvirtadienis mums, nes ir mokyklos, ir šunis, ir taip toliau visi tie reikalai, tai matysiu, šiaip labai nenoriu apsikrauti, aš galvoju geriau ant naujų metų tą tokį šventimą pasilikti dėl to, kad per naujus metus yra laisva visiems. Ir vaikamsgi mokyklų nėra, ir vyrui darbo nereikės. Tai tikrai galėsim atsipalaiduoti visi kartu, nes dabar irgi mes čia prie stalo valgom ir vos neskubinam, nėra tai, kad valėtai viską, bet noris biškį ir vaiką paskubinti, nes jau ir valandų yra, tai noris, kad dar spėtų pasimokinti, pasiruošti kitai dienai, kad po to nestresuotų. Tai žodžiu, manau, čia baigsiu savo vlogmas paskutinį video. Tai ačiū Jums, kas buvot nuo pirmos dienos iki galo, kas žiūrėjot. Tikiuosi patiko mano tokie tiesiog namūdiški video, kažkiek kalėdiškiau, kažkiek mažiau kalėdiškai. Ir linkiu Jums labai gražių švenčių. Jeigu nesustiksim iki naujų metų, tai gražių artėjančių naujų metų su savo artimiausiais žmonėmis, mylimiausiais. Ir iki.